Sveiki. Šiandien su jumis klausimėlio atstovės, toleranciją žinovės Olė ir Magdalena Kristijana, mūsų tikroji tolerancijos ekspertis, dievas. Magdalena. Taigi, mes šiandien norime pakalbėti, kas yra toji tolerancija. Tolerancija, manau, yra pakantumas kitiems žmonėms, supratimas jų visų ydų ir trūkumų ir kaip priėmimas tų žmonių tokia, bet jie yra. Manau, kad tai viena svarbiausių žmogui vertybių. Tai tolerancija, kad gerbti kitą žmogų, jo nuomonę ir jo apskritai pomėgius, gyvenimo būdą. Bet tai vėlgi neaišku, kuri sritis ir kurioj vietoj ten, ar su rase, ar su kažkokiais polinkiais ir pomėgiais, vėlgi skirtingai. Tolerancija tai yra tolerantiški žmonės, kur žmonės toleruoja kitų žmonių elgesį. Manau, kad tolerancija yra žmogui atleidimas už tai, ką jis kažką blogo padarė ir šiaip tiesiog nekreipimas dėmesio į tą, ką jis daro blogo. Pakantumas? Ką žinau. Paprasčiausiai gali nemylėti, bet nereikia neapkęsti. Tolerancija. Latiniškai tolerancija, kantrybė, ištvermė, pakanta, priešingos nuomonės, pažiūrų, tikėjimo, įsitikinimų gerbimas. Terminu tolerancija apibūdinamas individualus arba kolektyvinis elgesys socialinėje, kultūrinėje, religinėje ir internetinėje aplinkoje. Turbūt yra, aš nežinau, ar čia jau įeitų į toleranciją, bet, pavyzdžiui, aš prieš, kad gėjai vaikus susivaikintų. Čia jau netoleruočiau niekaip, žinokit, balsuočiau prieš. Nes jeigu nori vaiko, pasigimdyk. Tolerancija yra ribos, nes toleruoti galima tik gerus dalykus. Blogą elgesį negalim toleruoti, tik gerą elgesį ir ne viską galim toleruoti. Taip, yra ribos, nes į viską tu negali atleisti tiesiog. Yra ribos. Yra. Manau, kad yra ribos. Nežinau. Viskam yra ribos, bet reikia stengtis toleruoti dalykus, kurie nekenkia visuomenį. Nereikėtų toleruoti dalykų, kurie yra žaidžiantis kitą žmogų, pavyzdžiui, toleruoti žmogžudysčių. Kažkaip ne taip skamba. Kad būtų pasaulyje taika. Gražiai būtų galima gyventi. Tolerancija, kad galėtum toleruoti kitus žmonės ir kiti būtų laimingi. Kad gerbtų vieną kitą, nežinau. Tai kad galėtum atleisti žmogui, nes tikrai ne viską reikia tiesiog, ką jis padarė, ne viską reikia numoti ranką, kad ne viską tiesiog reikia atleisti. Šiais laikais pasaulis yra labai pasikeitęs ir tos tolerancijos vyko mažai ir jeigu nori, kad tu būtum toleruojamas, turi ir tu taip pat toleruoti, nes visas pasaulio pagrindas yra tolerancija, jeigu jos nebus nei valstybės, nei mokyklų. Nes mes kiekvienas esame žmogus ir turim išmokti kiekvieną priimti vis kitokį. Jeigu nebus tolerancijos, tai atsiras tokių dalykų kaip smurtas visuomenėje ir nebendradarbiavimas ir vienas kito nesuvokimas, nesusišnekėjimas. Tolerancija yra būtina. Nes ugdai save, ugdai tolerancijos, kaip ir sakyti, supratingumą galbūt, lengviau būna prisitaikyti, turi tos patirties, sakykime, bendraujant su įvairiaus amžiaus žmonėmis ir panašiai. Nes be tolerancijos nebūtų, ta prasme, gyvenime, visi, matai, nekęstų vienas kito ir būtų nesantyka begalinė. Tolerancija turi būti skiepijama nuo pat ankstyvo amžiaus. Vaikai turi būti supažindinami su žmogaus teisėmis ir laisvėmis, mokomi būti pakantus ir tolerantiški kitam ir kitokiam. Turi išmokti žvelgti į pasaulį smalsiai, be išankstinio nusistatymo ir ribotumo. Kita vertus, lavinimas neprasideda ir nesibaigia mokykloje.
Pastangos kurti tolerantišką visuomenę per švietimą bus bevaisės, jeigu jos nepasieks visų amžiaus grupių žmonių ir įvairių veiklos vietų – namų, mokyklų, darbo, teisėtvarkos institucijų ir kita. Gera, be jokios abejonės gera. Teigiama. Nuomonė, tai gera nuomonė, ypač kada manęs paklauso. Teigiama. Taip, tolerantiška, iš tikrųjų, tai ir istorija rodo labai gili sena istorija, kad pas mus, tarkim, kitų tautų žmonės šitiek šimtmečiais gyvena ir išlaiko savo bendruomenę, savo tradicijas. Aš manyčiau, yra tolerantiška. Turbūt to nepasakyčiau, kad labai tolerantiški esam, nes iš tikrųjų nemažai išvyksta žmonių į užsienį ir jie tam padaro tokių dalykų, kurie paskui sugadina Lietuvos tą įvaizdį. Gal sakyčiau 50, turbūt visokių yra. Ne. Nu, nemanau. Manau, kad būdami pakantus, gerbdami kitus, mes niekad nepakenkame. Per didelis pakantumas priklauso nuo, kam tas pakantumas yra skiriamas. Tarkim, jeigu esi pakantus pedofilams ar pedofilija ar zoofilams, tai galbūt kenktų, nes kažkas būtų toje situacijoje tas kenčiantis. Bet jeigu yra pakantumas homoseksualams, kai toje situacijoje uždarų durų nei vienas nekenčia, tai nemanau, kad tai ardytų kažkokią visuomenės tvarką. Aišku, kenkia, pavyzdžiui, jeigu dabar eina koks nors, sakykime, elgesi prieš visuomenės tikę žmonės ir jiem būsim mes pakankus, tai jie tada labai didelį, kad turi laisvę, nusikaltėmis veiksmą. Lapkričio mėnesį, bet nežinau, kažkada lapkričio mėnesį. 27, ne? Kažkada lapkričio. Tikrai nežinau. Tarptautinė tolerancijos diena nėra švenčiama lapkričio 18. Ji minima lapkričio 16 dieną. Šią dieną skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, skirtingų tautybių žmonių, sergančių ir turinčių problemą toleranciją. Tokių kaip alkoholizmas ar narkomanizmas. Išklauso galbūt visiškai priešingą nuomonę ir po to derina tą savo nuomonę, nepakeičia visiškai, bet tiesiog nesisakydama savo nuomonės pripažįsta ir kitų nuomonės. Tiesiog, kai kažkas elgiasi ne taip, kaip tau yra priimtina ir tu tiesiog tai stengiasi nekreipti dėmesio ir čia yra tolerancija. Manau, kad paprasti dalykai, kaip tarkim ir homoseksualų sapnas, teisinamas taip pat yra tolerancija, jų suvokimui apie meilę ir panašiai. Tai sakau, su kiekviena nuomonė, jeigu pavyzdžiui tu kas nors pasiūlai, matau gerai, aš irgi priimu tavo pasiūlymą. Sutinku, neprieštarauja, jeigu ten matau, neužsispyri, pavyzdžiui, jeigu reikia, tai reikia. Pavyzdžiui, kaip eina čia tamsaudė, žinai, aš ne taip darau, kaip pavyzdžiui, tu čia tamsaudė, tai aš tiesiog praeinu normaliai viskas, net kaip dėmesį. Gražiai kultūringai elgiasi. Tolerantiškas žmogus yra tas, kuris su visais elgiasi lygiai, nepaisant jų kilmės, rasės, religinių įsitikinimų ir panašiai. Pagarba kitam žmogui, orumas. Mandagus, tvarkingas. Pavyzdžiui, aš jūs apibūdinčiau tolerantiškų. Žmogus, kuris priima kitą žmogų tokį, koks jis yra. Jis yra tolerantiškas. Aš manau, kad taip. Gal man dar tolerancijos reikėtų pasimokyti? Sakyčiau taip. Stengiuosi tokia būti? Ne. Iš dalies. Taip esu. Taip esu tolerantiška. Ne. Manau, taip, bet ne visiems dalykams. Dėl visų trijų abejaučių. Aš labai esu tolerantiška. Ar jūs visada tolerantiška, Ole?
Būna situacijų, kada žmogus gali nesusivaldyti, žinau, tai nėra gerai, tikrai nėra gerai, bet tokių situacijų būna. Tiesiog mano metodas yra vengti būti netolerantiška ir būti tolerantiška. Mieli mokiniai, būkite tolerantiški ir viskas bus puiku.